Vartrumas filmukas, kaip viena nuotrauka, gali pakeisti daugelio žmonių gyvenimą, mąstyseną, aplamai eigą, viso to, kas darosi. Dabar tie neramumai, jie tokie padaryti specialiai, kad jumis išmuš iš vėžių, kad jūs neturėtumėte pusiausvyros, nes pusiausvyrą ramybėje būdami, jūs galite netyčia atsidurti ties spinduliu, kuris jums atneš visai kitokį mąstymą, kitokias savijautas, galbūt gali kažkokie išaiškėti kažkokie planai, kurių jūs anksčiau nežinojote, nenutikėt, kad jie gali būti tokie ir taip toliau. Ir kaip viena nuotrauka gali savotiškai sukelti ginčų, pykčių. Aš žinojau, aš nežinojau, to negali būti, tokių žodžių, bet jūs turi žinoti. Rodo nuotrauką tikrą ir kaip dirbtinis intelektas apskaičiuoja metus maždaug amžių ir kaip turėtų būti. Jūsų dėmesį ponas Vladimiras Putinas. Tai va, tai kaip norėsite sustabdysit, galėsite pasižiūrėti dar. Ir sulyginti su tuo aktorium, kuris yra dabar. Tai esminis skirtumas ir ne tik išvaizda, ir dėl to, kad originalas mokėjo perfekt kalbėti vokiškai, kadangi tarnavo didelę dalį tarnybos savo atliko Vokietijai, demokratiniai toj pusėje, ir ten buvo kaip jo tokia tarnyba, jis turėjo mokėti vokiškai. Priklausė KGB skyriui. O šitie visi, kurie yra, kai kurie tik išmokinti kovos menų, šiek tiek labai nedaug. Kiekviena paskirtis skirtinga, vienas dalyvauja balėje, kitas su ausinė, su šaratuku ausį, klauso, ką jam sako, ir kalba su žurnalistais ir taip toliau. Ir šitą cirko žmonės nepastebi. Ir kada jūs šiek tiek pradėsite atmerkti akis, kada jūs suprasite, kad visą tai cirkas, kad net kažkada tai Merkel pamatysi antrininką po kažkokios ilgesnės pertraukos, nevykusi variantą, atsistoja rikiuoti, kada buvo tas 20-ukas renkamas šalių, sirikiavo fotografavimą, ir atėjo tas Putino antrininkas, Merkel pažiūrėjo taip, pakratė galvą, ir joje tas žestas reiškia, galėjo kažką taip aiškoti geresnio. Esmė, visi jie daugmaž žino, kas vyksta, visiems jiems apribotos, jie faktiškai, o tai va, surištom rankom, visi ponai, ir mūsų ponas, ir visų šalių ponai, surištom rankom, surištom kojom, su čipu galvoje, jų pavoks, nepavoksit, žinoma, buvimo vieta ir taip toliau. Jie gali girdėti balsus galvoje, ką jam sakyti, ką jam kalbėti, arba programos, nuotaikos ir taip toliau. Laisvės jokios, absoliučiai. Taip kad prezidentams nepavydėkit jų gyvenimą. Kai kurios išrenka su jų iniciatyva, kai kuriems liepia būti prezidentais. Statė, sakė ir viskas. Anas buvo gudresnis, todėl jį patraukė, bet kad nekristų šalies įvaizdis kito akise iki šalėlio. Šalėlę valdo ne to šalies piliečiai, yra kiti piliečiai, kurie yra tokie, šiam pasakius dabar, statytiniai mūsų žemėje. Kažkada tai varyti invaziją tokia kaip skiriai, kaip bandoma rūšis kažkokia tai, įvesti chaosą. Taip pat tauta irgi žinote. Nors jinai visur pripažįsta, kad labiausiai nukentėjus nuo visų. Tai va, tai daug nešvarių dalykėlių ten už jų yra ir taip toliau. O šis žmogus, kurį aš jums parodžiau, galbūt jisai yra gyvas ir pakeitęs išvaizdą ir kur nors gyvena ten, kur niekas nežino, galbūt. Galbūt yra klonuota ir pridaryta antrininku, ir kažkur gyvena dar kitur. Kaip ir Marilyn Monroe dabar yra gyva, ir Elvis Preslis, ir kiti, tik tie negyvena žemėje. Michael Jacksonas tiesiog jos atgaivino, padarė ir paleido ten, kurie reikalingi labiau, kurie naudos gali duoti savo sugebėjimas, išvaizdą. Pasirodo, Marilyn Monroe net nebuvo tokia durna, kaip rodoma nuotraukose. Turi nemažai sugebėjimų ir žiūrint filmus, tas serialas Strelionika, kažkuriuose filmuose buvo paminėta apie tai.
tiesiog numirė, o paskiau paėmė karstą, išvežė, jie reanimavo jau normalioje lovoje, toje medicinėje lovoje, kurių technologijos, man atrodo, pas mus pasieks 25-26 ir ypač 27 metais. O apie svečius danguje papasakosiu kitam filme. Dabar tie, kur sėdėjo 2 vėliavėlės, nusimkitės, nes jūs išdūrė. Jūs paskaitė lochas tiesiog. Tai va, ir surado lėlę, ant kurios jūs, kaip nepatenkintas Japonijos darbininkas, išleisti galėtų pykti ant guminės lėlės viršininko savo. Taip ir čia pakišo balvoną tokį padarė, pakišo, va, jūs neapkeskit, nes per jį čia viskas, kainos kilo per jį, kūras pabrango per jį, pensijos nuo tolsta kaip horizontas, čia irgi dėl jo esi kaltas, viskas dėl jo, o ten net jom net nekvepiam. Čia ir tam, kad jums išdurtų. Tai tiek apie tą nuotrauką. Aš manau, kad ateisite į protą, nustosite pagaliau kelti aplinką, žiūrėkite save, žiūrėkite, ką jūs padarėte konkrečiai, kiekvienas iš jūsų. Ir tada bus lengviau gyventi. Ačiū visiems už dėmesį, iki.